Sveiki, aš esu Aklapase ir dėja, aš vėl keičiu vedėją. Žinote kodėl? Todėl, kad aš, pavyzdžiui, kažką ten sakau ir vis pamirštu pavadinimą ar dar ką nors į topčikodamis nesąmonę. Taigi pakvieskime į sceną mūsų naująją vedėją. Einu, tai kur tu? Auksė. Sveiki. Aš esu Katytė Marklytė, Auksė. Ir aš dabar visi filmukas. Tai gerai, Zoja, tu gali išeiti. Valauk, leisk man atsisveikinti su žiūrovais. Atsisveikinti. Iki mano meilučiai. Tai gerai, tai aš esu Auksė ir šitą žodžią. Žiūrėkit, kokią aš jums staigmeną turiu. Namuką! Šį namuką aš gavau šiandien, bet tai yra mano draugės. Jis man paskolino tik iki pirmadienio, tai žodžiu, tai mes galėsim pafilmuoti, bus, žodžiu, keli video su šiuo namuku. Tai va, tai bus neilgai. Gerai, tai pažiūrėkime, kaip atrodo viduje. Na štai. Tai va toks mano namas. Gerai, šiandieną bus filmukas, juokingi, juokingi vaizdeliai. Bet šitą, pavyzdžiui, turbūt žinote šitą laidą su Cinkeliu. Tai čia vat bus irgi juokingi vaizdeliai, bet, žodžiu, aš filmuosiu savo šeimos narius slaptai ir pažiūrės ir atsiskleis jų tikras veidas. Taigi gero žiūrėjimo. Mamyte, o padarysi man valgyt? Ne. O kodėl? Todėl. Tai tu esi bloga. Kodėl? Au. Todėl, kad tu mane padarai valgyt. Au. Tada eik iš čia, aš nenoriu tau daryti valgyti, aš labai tingiu. Labas, Veronika, kaip sekasi? Au. Kaip sekasi? Gerai, o tau? Ai, blogai. Kodėl? Mama mane duoda valgyt, gal tu gali duoti valgyt? Ai, Jėzau Marija, negaliu. Ai, nors galiu. Pakrapštyk, duosiu patarimą. Pakrapštyk savo subinę ir ten rasi maisto. Gerai? Ei, kur tu dingai? Labai ačiū už durną patarimą, iki. Labas, tėti, žinok, man mama sakė, kad tingi daryti man valgyti. Veronika sakė man pakrapštyti subinę ir ten rasti maisto. O tai gal tu man gali duoti valgyti? Sveiks gyvs, sūnau. Oi, sveika gyv, dukra. Tai kad aš esu vyruks. Vyruks nedaro valgyt. Aš esu vyruks šuduks. Tai žodžiu, pati pasidaryk, jeigu tau niekas nedaro valgyt. Labai tau ačiū, tėveli, tu labai geras. Žodžiu, čia gavos nesąmonės. Iki.